Žinokit, grįžau iš šito. Tekinausi. Tai žodžiu galiu pasakyti, ant pilvo gulėjau, tai nugarą visą sudegiau. O priekį reikia kitą dieną deginti. Tai va, vieną pusę, kitą dieną kitą pusę. Vis galva sukaito taip, kad aš jau net nebegalėjau daugiau grįžti, dabar žiūriu visą nugarą juodą. O priekis, tai žodžiu, kas iš galo matys degus, atsisuksiu, bus kitas vaizdas. Gerai, šiandien daugiau aš apie informacijos lygių perdavimas. Informacijos lygmenų perdavimas. Kai žmogus kažko tai nesupranta, pavyzdžiui, tai yra tam tikras skirtingi informacijos perdavimo lygmenis. Vaizdinis ir žodinis, pavyzdžiui. Girdėjimas, matymas, o tam tikri lygmenis, kuriais mes vieni su kitais susikomunikuojam, bendraujam. Tai vat informacija pateikiama, jinai yra skirtingais lygmenimis. Yra 4 pagrindiniai lygmenys: fizinis, emocinis, mentalinis ir dvasinis. Pagalvokit, kokie lygmenys, kokie kaip perdodama. Fizinis lygmuo. Fizinis lygmuo būtų rodoma, matytų. Emocinis lygmuo yra jaučiama, emocionuojama. Mentalinis lygmuo kalbėjimas. Pasakojama, emocionuojama, smūgiuojama. Jeigu taip atvirai, tai pasakojama. Dažnai galite atkreipti dėmesį, kada šie 3 visi lygmenys. Dvasinis lygmuo, tai ten jau sielos kalba. Tarkim, aukščiausia materija. Kiti piešia dar čia. Būna daug čia tokių lygmenų. Tai manau, kad čia į tą. Bet šitie lygmenys dar dalinasi dar į 4 lygmenis. Šitie dar į 4 lygmenis dalinasi. Šitie dar į 4 lygmenis dalinasi. Tai reiškia, šitas lygmuo dar turi fizinį, emocinį, mentalinį, dvasinį. Šitas lygmuo turi dar fizinį, emocinį, dvasinį. Ir va taip beskaniečnas. Čia jau aš taip jau einu gilin labai. Bet šiandien tai tiesiog šie pagrindiniai. O ten subtilieji tokie. Kai subtiliai labai. Tai yra 4 pagrindiniai lygmenys. Tai ir 3 sociumas. O šitie 3. Tai reiškia žodžiais perduodami, pasakojam, psichologai, mentoriai. Visi iš esmės kalbėtojai yra mentaliniam lygmenyje. Emociniam lygmenyje, kada mes kalbame, bet jau emocionuojam, emocijos jau parodoma, ne, kažkokios emocionuojam truputėlį, čia kažkaip tai, ne? Tai tada žmogus būna išgirsta, tarkime, ne, įsisąmonina, išgirsta informaciją. Mes kažkiek pamocionuojam. Fizinis lygmuo tada, kada ir tai pasakom, ir jau tada žmogus tikrai išgirsta. Ir visi šie lygmenys yra naudojami gyvenime. Pateikiu pavyzdį. Pavyzdžiui, pareigūnai. Prieina, sako, prašome pakelti rankas, išlipti iš mašinos. Žmogus negirdi. Priešinas sako, ne. Pareigūnai ima šiek tiek su emocija. Garsą kelia, emocionuoja. Jie būtent pareigūnai naudoja, aiškus pavyzdys, jie naudoja visus šios 3 lygmenis. Ir paskutinis lygmuo ima fizinio lygmenis, ištraukia žmogų iš mašinos, užrakina antrankiais ir žodžiu išveža. Ta prasme, visi 3 pagrindiniai lygmenys.
Ir šie 3 lygmenys visi yra reikalingi, kada jie yra vietoje ir laiku. Vieta ir laikas, jau turiu omenyje, kada mes atitinkamai vietoje elgiamės atitinkamai. Pareigūnai, ne? Paprastas pavyzdys. Mentalinis lygmuo. Pasako informatyviai, tada emocija ir paskui fizinis lygmuo. Visi 3. Yra žmonės, kurie dirba tik tai mentaliniam lygmenį. Kai kada jie pajungia, tarkime, emocinį lygmenį. Psichologai dažniausiai jie laviruoja tarp tų 2 lygmenų. Netgi sakoma čia. Tai informacijos perdavimas lygiai tas pats mokiniai. Čia labai iš tikrųjų elementari paprasta informacija, tiesiog ką noriu paminėti, tai kad kartais, kai žmogus nesupranta, tai nereiškia, kad kažkas su juo yra negerai. Tai reiškia, kad yra skirtingi perdavimo lygmenys ir tas žmogus gali negirdėti, kada kalbama. Jam reikalingas emocinis lygmuo, kad jis pajaustų ir tada išgirstų emociją. Kai kuriem reikia grubiau, kad galėtų išgirsti. Nereiškia, kad ten mušti, ten dar kažką čia, ne apie tai nekalba. Čia tiesiog, tėvas, tarkime, būna, vaikai laksto, bėgioja čia po kažkur, tai ten arba mama sako, nelipkit vaikai ant kopėčių, žinai. Vaikai nelipkit ant kopėčių. Ramiai pasako. Vėl vaikai nelipkit ant kopėčių. Vaikai vis tiek negirdi. Būna vaikai negirdi, jie vis tiek klausia. Mama šūktelna jau, kelia balsą su emocija. Vaikai pasakiau, nelipti ten, tarkim, jau naudoja šitą pajungę lygmenį. Ir jeigu vis tiek vaikai negirdi, tada tėvas ateina į stalą. Vaikai nelipti, ir vaikai šūkt ir išgirdo. Tai ką aš noriu pasakyti šiandien apie perdavimo informacijos lygmenis. Tas pats, kas mes bendraujam, komunikavom su vairiais žmonėmis, mes komunikuojam mentaliniu lygmeniu, gyvi susitikimai, bendravom energetiniu lygmeniu, mes ir energetiškai kažkaip pasijunginėjom, tarkim, ir fiziniu lygmeniu, kada mes gyvai susitinkam. Ir vėl yra sociumas, mūsų bendravimas. Yra žmonės, kurie tik energetiniu lygmeniu bendrauja. Meditacijų metu pasijungia, bet jie energetiniam lygmenyje kažką. Čia, pavyzdžiui, ekstrasensai visokie energetiniam lygmenyje jie gyvena. Tai yra įvairios komunikacijos. Tai aš šiandien daugiau vedu į temą tokią, kad, tarkime, nėra žmogus, kuris kažko tai nesuprato, nesuvokė, ar klaidingai išgirdo, net negaliu sakyti, net neklaidingai išgirdo, o galbūt neišgirdo, nes yra žmogui, kartais ausis užgula, kartais dar kažkas nutinka. Čia nesiaiškinom to, kad jisai meluoja ar nemeluoja, bet mes žiūrime į tai, ko iš esmės šitame lygmenyje mums galbūt tam tikroje situacijoje galime patobulėti. Ne? Tai iš esmės tame lygmenyje, mentalinėme lygmenyje, emocinėme, fizinėme. Kartais mes kalbamės, emocionuojam, o kartais mes ir nusiunčiam žinutę, kad būtų, aišku, kažkokia tai informacija. Kartais žmogui reikia tiesiog perskaityti ir kai kuriems reikia kai kurią informaciją perskaityti 10 kartų, kad, tarkime, išgirstų šitą informaciją. Jeigu tai yra nauja informacija, video siuntimas, tarkime, konsultacijų ir panašiai. Labai geras dalykas, žmogus gauna video konsultaciją, jis gali iš šono į save pasižiūrėti. Tiems, kas konsultuoja, tai yra labai tokia žinia, kad labai gerai nusiųsti žmogui konsultacijos video, kad jisai galėtų ją peržiūrėti 10, 15, 20 kartų, kiekvieną kartą, žiūrint konsultaciją arba video, medžiagą įsisąmoninimą vis giliau. Tai čia yra iš esmės tas momentas. Tai aš daugiau apie tai, kad jeigu žmogus nesuprato kažko, ieškoti būdų, kaip perduoti žmogui atitinkamą informaciją. Galite atkreipti pas mane puslapyje dėmesį, kad aš kai kuria tema dalinuosi įvairiom frazėm. Yra viena tema, kuri tuo metu man yra aktuali kažkodėl tai, ir tada aš tą temą rašau įvairiais tekstais. Ir tai gali būti 5, 7 žinios tą pačią temą. Dėl ko? Dėl to, kad atitinkamai sudedamas sakinys arba per skirtingus pavyzdžius kiekvienas žmogus gali atitinkamai suprasti. Vienam ta žinutė pasiekė, bet tema ta pati. Atkreipkite dėmesį, kad
ta pati tema, skirtingi jos apibūdinimo momentai. Tai tas pats ir čia komunikacijoje. Ta pati tema gali būti skirtingų daug pavyzdžių, kada žmogui ateina suvokimas. O suvokimas ateina savaime. Mes negalime pagreitinti suvokimo, palėtinti suvokimo. Suvokimas ateina savaime. Ir suvokimas yra tada, kada tai tampa realybė. Tai ne proto lygmenyje žinojimas ir suvokimas, ką noriu sakyti, žinojimas ir suvokimas yra ne tas pats. Girdėjimas ir klausimas irgi yra ne tas pats. Žiūrėjimas ir matymas irgi yra ne tas pats. Tu gali žiūrėti, bet nematyti. Tu gali, pajauskite tame dalyke skirtumą. Tai aš tą ir norėjau šiandien taip trumpai pasakyti, kad yra 3 pagrindiniai perdavimo lygmenys. Jeigu kažko žmogus nesuprato, tai nereiškia, kiti priima labai asmeniškai, kad su juo kažkas negerai, ne, tarkime. Tai aš sakau, kad tai, kad yra negerai, tai rodo, kad žmogus neišgirdo tai, tarkime, nesuvokė to. Informacija lygiai ta pati, čia ne tik apie sąmoningumą, čia gali būti apie pastraipos skaitimą, apie rašymą, apie knygos skaitimą, apie interpretacijas, apie įvairius dalykus. Viskas gali būti identiškai tame, kad informacijos perdavimas. Dėl to atkreipkime dėmesį. Mokytojai iš esmės irgi naudoja šiuos pagrindinius lygmenis. Mentalinis, emocinis, fizinis, pasakoja, emocionuoja. Fiziniam lygmenį irgi knygoj tą lentoj parodo, nupiešia, vaizdiškai, girdėjimas, vaizdas. Taip žmogus, vaikai išmoksta kažko. Taip pat ir yra su suaugusiais žmonėmis, kada mes einame į sąmoningumą, irgi lygiai taip patys galioja momentai. Todėl siūlau įgyti, jeigu kažkas neturi kažkokių tai įrankių, įgyti tuos įrankius. Arba tiesiog žinoti, kad ką čia įgyti, čia net nėra ką įgyti. Čia iš esmės nusiperkate kokią lentą, lentą kokią nors, rodote iš esmės ir lentoje, ir pavyzdžiuose, ir pasakojate, yra, kad ir pasakoji, ir rodai. Yra ir tokie momentai, kad ir pasakojimas, ir rodymas iš esmės jisai dar giliau įeina kaip informacija. Tai čia apie informacijos perdavimo lygmenis. Todėl tais atvejais, kada žmogus kažko tai nenugirdo, ar jo išgirdo kažkokio tai neieškoti, ten teisus, neteisus ir panašiai. Mokytis susikalbėti, eiti į dialogą. Ir, žodžiu, tame tada įvyksta, prasiturtinam vieni kitus. Tarkim, jeigu žmogus matai, kad vieną konsultaciją, pavyzdžiui, nesuprato kažkokios tai temos, būna, paskui eini vaikštai galvoji, kaip čia tą žmogui tai papasakot, kaip čia jam pateikti tą informaciją, kad jisai ateitų tas suvokimas. Mano galvoju, galbūt kitoj dienoj dar tokį kažkokį tai momentą pateiksiu kaip pavyzdį, galbūt. Ir atminkite vieną pagrindinį dalyką. Įsisąmoninimas ateina savaime. Mes vedame iki įsisąmoninimo, dedame iki įsisąmoninimo, bet įsisąmoninimas žmogui ateina pats savaime. Mes vedame, vedimas yra. Jeigu pasakoma tiesiogiai, tokiu atveju žmogus žino, bet neįsisąmonina. Jisai gali įsisąmoninti po kurio tai laiko taipogi, bet tai yra proto lygmenyje. Todėl įsisąmoninimas yra užėjimas už proto lygmens. Pateikime pavyzdžiui, kažkaip tai pasakojama taip, kad ateitų savaime įsisąmoninimas. Ir tada įvyksta įsisąmoninimas. Kai vyksta įsisąmoninimas, ateina laisvė, žmogus pajunta, bet jam savaime ateina. Tada būna jausmas, energija, laisvė, kur buvo kažkoks sąstingis, tada laisvumas. Taip yra įsisąmoninimas, patirties įsisąmoninimas. Vieni pamato vizualiai situaciją. Kai vyksta įsisąmoninimas, sąmonė prasiplečia ir pamato tą situaciją. Užeina už situacijos, vadinasi. Nes kai yra situacija, žmogus įkrenta į situaciją. Ir kai jis įkrenta į situaciją, būna taip. Tik situacija. Tai būna labai siaurai. O kai žmogus pakyla sąmonė, pakyla žmogus virš tos situacijos, tada gali pamatyti tą situaciją ir įsisąmoninti.
Įsisąmonimas iš tikrųjų ir yra pakilimas virš to ir pamatymas to. Ir tada suvokiama. O jeigu žinojimas yra, tai tik žinai. Žinojimai yra. Žinai, va šitą žinai, bet įsisąmonimas yra pats užėjimas. Tai tada tavo sąmonė prasiplečia. Paaugi tada laipteliu. Žodžiu, taip gaunasi. Dėl meditacijos ir yra tam, sako, žmonės pakelia savo energetiką tam, kad galėtų pamatyti kažkokią situaciją. Tampa energetiškai gali pakilti virš tos situacijos. Ir tą situaciją pamato. Tada, kada mūsų smegenys yra pasiruošęs ir tada kili. Tai va, tai šiandien norėjau tiek perduoti tos žinutės ir štai tiek apie informacijos perdavimus. Ir, kaip minėjau, to nepagreitinsim, į to nepalėtinsim, žmogui kaip ateina, taip ateina tie įsisąmoninimai. Įsisąmoninimą, aš kalbu ne apie žinojimą, įsisąmoninimą. Kartais lengviau netgi įsisąmoninam tada, kada. Tai va tiek, iš esmės šiandien. Tai viskas, ate, iki.